Beskausmė tatuiruotė čia ne tatuiruotė. Sveiki, aš Andžiu Gera ir šiandien atsakinėsim į klausimus. Kodėl tatuiruotė taip brangiai kainuoja? Pradėkim nuo to, kad išmok daryti tinkamai tatuiruotės užtrunka labai daug laiko. Visų pirma, išmok piešti, po to išmok technikos tatuiravimo, kuri labai sudėtinga ir reikalauja daug pastangų, nes padaryti tiesias linijas, padaryti tinkamą šešėlį, įkalt gerai spalvą, tai nėra labai paprasta, kaip kažkam turėtų atrodyti. Visos medžiagos kainuoja pinigus, patalpų nuoma, pačios smulkiausios detalės, nuo servetėlių iki vazelino, skustukui, adatos, viskas kainuoja, todėl visą tai eina į tatuiruotės kainą, dėl to jinai gali būti šiek tiek aukštesnė, bet svarbiausia nepamiršti, kad yra toks dalykas kaip kūrybiškumas. Jeigu jūs norit atitinkamą tatuiruotę tiesiog paprastą, tai jinai kainuotų gal biškį mažiau, bet jeigu jūs norit kokybiškos ir meniškos tatuiruotės, jinai kainuoja žymiai brangiau. Svarbu suprasti, ar nepatinka tatuiruotė jums, ar jūs tiesiog prisiklausot svetimų nuomonių, kur žmonės sako, kas šitau padarė tokią nesąmonę ir panašiai. Aš manau, jeigu jūs subrendot tatuiruotę ir ją pasidarė, tai tikrai jinai negalės jums nepatikti, nes jūs laukiat jos, jūs kažkaip galvojat apie ją. Aišku, būna neapgalvotų tatuiruočių, jos gali laikui bėgant nepatikti, bet tai yra tam tikra istorijos dalis, aš manau, kur jinai vis tiek primena kažkokius įvykius, kažkokius, nežinau, linksmus atsiminimus, o ar perdarysim? Tai perdarysim, aišku, jeigu nepatiks, tai mes galim padaryti viską. Ar sumažės tatuiruotė, jeigu numesti svorio? Aš manau, šiek tiek sumažės, bet žiūrint, kiek yra svorio, nes jeigu nuo 150 kg jūs sumažėjate iki 50, tuomet aš manau, tai tikrai sumažės, bet jeigu 50 kg, netgi 20, aš manau, tatuiruotė išliks tokia, kokia buvo prieš tai. Daugelis meistrų, manau, yra įsidūrę. Ne aš, aišku, bet reikia iš tikrųjų būti atsargiam, turi visą laiką stebėti savo kūno veiksmus, čia yra tavo tokia profesija, čia labai svarbu neįsidurti, nes tu gali užkrėsti tiek save, panaudoti adatą nuo žmogaus, tiek tu gali užkrėsti žmogų, jeigu tu tai įsidūri, bet čia labai didelė, manau, higienos dalis, kuri labai turi būti prižiūrėta savo veiksmus, svarbu kontroliuoti savo rankas ir viskas bus gerai. Tatuiruotė visą laiką šiek tiek praranda savo tikslų kontūrą, nes jinai yra po oda. Mūsų oda nėra kažkoks popieriaus lapas ar dar kažkas, taip pat netgi ant popieriaus lapo, jeigu mes kažką nupaišom laikui bėgant, dažas gali tiesiog pasilieti į vidų popieriaus. Taip pat aš manau ir su tatuiruotė, kūnas mūsų juda pastoviai, pigmentas jisai laikui bėgant vaikšto, trinasi kažkur ir patenka po gilesniais odos sluoksniais ir todėl jinai netokia ryški. Pati jinai gal nelabai ten pasilieja, bet mūsų tiesiog, kai mes žiūrim ją, tai mes matom netokį tikslų kontūrą, kad jinai ten pabėgtų kažkur įsilieta į kitą vietą, tai tikrai taip nebus. Be skausmo tatuiruotė galima, yra daug visokių naujoviškų kremų, nuskausminamų, ten raminančių ir panašiai, bet be skausmė tatuiruotė čia ne tatuiruotė, čia turi būti visas ritualas darant tatuiruotę, kuris jo turi pasilikti tavyje, su tavim tu turi ją iškentėti ir tuomet tu žinosi, kad tu pasidarei tatuiruotę. Jeigu tu pasidarei nuo skausmo, tave užmygdė,
tai tu prarandi visą tatuiravimo sielą, jinai tokia dingsta. Aš nemanau, kad ten yra toksai labai žiaurus skausmas, kurio negalima iškęsti. Tiesiog sėdi ir kenti, galvoja apie gerus dalykus, kad tu turėsi naują tatuiruotę. Aš žinau, tikrai anksčiau būdavo toksai dalykas, kad kai kurie netgi meistrai siūlydavo išgerti 50, kad šiek tiek nuramint savo nervus, bet žmonės kartais padaugina savo galimybės ir biškį neapskaičiuoja, todėl gali būti blogiau, ten bėga labiau kraujas, pakyla spaudimas. Šiek tiek aš manau galima, bet aš to nesakiau, aš to nerekomenduoju, bet jeigu jau labai norisi, tai kodėl ne, bet svarbu išlaikyti normą, ribą ir aš jokių būdų nereklamuoju alkoholio. Net nežinau, kas yra sugadinti, jeigu žmogus pasiryžo tatuiruoti, jisai mato ją mūsų kaip meistrų. Yra misija padaryti ją kuo labiau panašią, kad jinai būtų kuo preciziškiau padaryta ir jinai atitiktų žmogaus norus. Sugadinti odą, nepadarysi, jeigu žmogus nori katiną pasidaryti, nepadarysi jam šuns. Tai tas odos sugadinimas čia vėl toks. Ar perkalt odą, čia turi būti tavo skilsai ir tuomet tu viską padarysi gerai. Ir tikrai nesugadinsi odas, bet svarbu yra tatuiruotės priežiūra po padarimo, kuri užima 40% nuo tatuiruotės, 60 yra meistro darbas, 40 klientų, kuris ją turi prižiūrėti tinkamai. Tai yra svarbu. Eskizo pasirinkimas yra grubiai žmogaus toksai pasirinkimas, nes jeigu žmogui patinka, aš negaliu kontroliuoti jo minčių, kaip ir daugelis žmonių sako, ką pasiūlysit. Aš galiu pasiūlyti tam tikrą kompoziciją, tam tikrą vietos pasirinkimą, kažką, o pasiūlyti tatuiruotę labai sudėtingai, nes tu nepažįsti žmogaus. Jeigu žmogus pasirenka tatuiruotę, tai aš manau, mano kaip meistro misija ją padaryti tiesiog gerai, kokybiškai. Ir kad jinai laikytųsi daug metų, taip kaip žmogus nori. Jisai nori pasidaryti kažką, čia visiškai jo pasirinkimas, nėra ten, čia man nepatinka ar dar kažkas. Daug tatuiruočių, kurios yra ant manęs, žmonėm kitiem nepatinka, bet čia jų yra toks požiūris, mano požiūris, man patinka, aš nešioju, man viskas gerai. Tatuiruotė neišnyks, jeigu įdėkti ar kažkaip panašiai, bet reikėtų nepamiršti, daug ateina tokių žmonių po tatuiruotės, kai ten įdega labai saulė, ten ypač vasarą ir sako, mano tatuiruotė išbluko. Tatuiruotės, taip kaip ir neblunka, bet ko pas mus tamsesnė oda, tuo mažiau ryškesnė tatuiruotė. Žmonės, kurie turi labai šviesią odą, pas juos labai ryškiai matosi tatuiruotės net po ilgo laiko, bet yra tamsesnio gymio ar tamsesnės odos žmonės, ant kurių juodas tatuiruotės, jos tokios atrodo blankesnės. Mano mylimiausias pavyzdys yra su baltų popieriaus lapu. Jeigu mes ant balto popieriaus lapo paišom su juodu markeriu, jisai juodas, bet jeigu mes pasiėmėm tamsiai rudą popierių ir paišom ant jo su juodu markeriu, jisai jau netrodo toks juodas, taip pat ir su žmogum, bet pilnai tatuiruotė tikrai neišnyks, nebent jūs pavirsit angliukų. Kažkas, manau, taip, Jeigu jums dar liko kokių nors klausimų, galite rašyti komentaruose, mes tikrai pagalvosim apie antrą dalį, jeigu kažkas nepatiko, irgi parašykit. Ir užduokit daugiau klausimų, mes tikrai su mielu noru jūs atsakysim, nes čia mūsų yra toks darbas atsakyti žmonių klausimus, kad nieks nebijotų tų tatuiruočių. Like, subscribe, like and share.